Mes keliausim turbūt, kad į Vašingtoną, kur yra tikrai ne toks pat metas, ne toks pat dieninis kaip dabar. Ir klausysim Augustino Šemelio. Aš tik tai norėsiu dabar kaip nors su juo pasisveikinti ir pavyzdžiui paklausti, kiek iš tikrųjų yra valandų, nes jis yra su mumis tiesiogiai. Ar tu mus girdi, Augustinai? Sveiki, girdžiu Jūs, ar Jūs girdit mane? Girdim ir tu iškart, tada mes tavęs klausysimės, bet tu pradėk nuo tokio paaiškinimo, ar čia yra žurnalisto realybės atspindys, kad tu keliesi trečią, ar tu specialiai dėl mūsų forumo ėmė ir taip netikėtai atsikėlė. Tai labai tau ačiū, kad prisijungi ir mes tavęs klausom. Čia yra mano darbo Vašingtone specifika, kad aš darbus pradedu paprastai gerokai anksčiau, negu galbūt juos pradėčiau įprastai, dėl to 7 valandų skirtumo nuo Lietuvos, tačiau dabar yra 3 valandos 18 minučių nakties, čia yra naujas rekordas ir aš tą rekordą pagerinau tikrai dėl Jūsų ir dėl šio forumo. Apskritai labai dėkoju, kad pakvietėt dalyvauti. Mačiau, koks yra kalbėtojų sąrašas visą dieną prieš mane ir po manęs. Tikrai yra didžiulė garbė čia sudalyvauti ir dėkoju savo buvusiai dėstytojai Vytauto didžiojo universitete Auksei Balčytienei, kad pakvietė sudalyvauti. Matau, kad potėmė ir kaip šis pranešimas buvo pristatytas, jame yra žodis išpažintis. Išpažinties aš tikrai neturiu. Čia Vašingtone dirbu dar tik lygiai 2 metus ir pakankamai medžiagos kažkam, kas pakiltų iki išpažinties lygio, dar neturiu. Tačiau tikrai galiu pasidalinti su Jumis tą patirtimi iš Vašingtono tų 2 metų ir man atrodo yra prasminga su Jumis tą patirtimi pasidalinti, kadangi žinoma, visa tai yra nauja ne tik man asmeniškai savaime suprantama, bet kažkiek yra turbūt nauja ir Lietuvos žiniasklaidai, kadangi mes tiesiog per tuos daugiau negu 30 metų mūsų Respublikos neturėjome dar nuolatinio korespondentų punkto Vašingtone. Mes be jokių abejonių čia visą tą laikotarpį turėjome Lietuvos žurnalistus nuolat vykstančius į Vašingtoną, kurie čia darė labai svarbią medžiagą, reportažus ir interviu. Taip pat ir per praėjusius Amerikos prezidento rinkimus ir prieš praėjusius Amerikos prezidento rinkimus čia fantastiškai dirbo mano kolega LRT Aurimas Piečiukaitis. Tačiau dabar tas nuolatinis korespondentų punktas yra naujiena Vašingtone. Labai džiaugiuosi, kad LRT priėmė šį žingsnį ir man tai yra garbė, bet labiau didžiulė milžiniška atsakomybė, kažkiek galbūt ir pralaužti ledus šiame darbe. Ir turbūt gali daugam ir galbūt netgi kilti klausimas ir pagristas klausimas, kodėl šiais laikais apskritai dar reikia turėti korespondentą, žurnalistą užsienio valstybėje, sostinėje, tame pačiame Vašingtone, laikais, kai kiekviena Lietuvos redakcija jau dabar prenumeruoja be jokių abejonių tas didžiasias tarptautines naujienų agentūras nuo AP iki Reuters ir ten tu turi visą begalinį 24 valandų karštųjų naujienų srautą ir tas srautas yra didžiausias iš Jungtinių Amerikos valstijų ir atrodo, tu puikiai gali padengti visas naujienas iš Jungtinių Amerikos valstijų tiesiai iš Vilniaus. Tai yra tiesa, tačiau man peršasi tuo pačiu ir keli labai aiškus atsakymai čia per tuos kelis 2 metus, kodėl vis dar yra aktualu šiais socialinių tinklų, tuo pačiu ir socialinių tinklų laikais turėti korespondentą vietoje. Tai yra visų pirma, kad jeigu tu dirbi toje šalyje, apie kurią tu rengi savo reportažus, tu išlaikai tą žinomą esminę reporterio privilegiją ir esminį reporterio įrankį, tai yra užduoti klausimus, kurie yra aktualūs, atrodo aktualūs tau ir kurie šiuo atveju atrodo aktualūs tavo šaliai. Čia geriausias pavyzdys yra Baltųjų rūmų briefingai. Man pasisekė gauti Baltųjų rūmų akreditaciją. Baltųjų rūmų spaudos konferencijos vyksta praktiškai su retomis išimtimis kasdien. Ir geriausias buvo pavyzdys prieš šią vasarą Vašingtone vykusi NATO viršūnių susitikimą. Buvo akivaizdu galybė mūsų regionų ir mūsų šaliai be galo svarbių temų prieš tą NATO viršūnių susitikimą, nuo
Ukrainos ateities perspektyvų NATO, papildomos paramos Ukrainai nuo NATO lygmenyje Baltijos šalių ir Lietuvos gynybos stiprinimo. Tačiau likus dienoms ir savaitėms iki to NATO viršūnių susitikimo, dalyvaujant Baltųjų rūmų spaudos konferencijose, neperdedu, visi klausimai iki vieno iš Amerikos žiniasklaidos ir iš vakarų Europos reporterių buvo viena tema, tai yra Gaza, Izraelis. Tai be jokios abejonės yra be galo svarbi ir aktuali tema tiek Amerikai, tiek artimiesiems rytams, tiek visam pasauliui. Tačiau mums tai žinoma yra ne vienintelė tema, mums taip pat yra aktualūs mūsų saugumo klausimai ir jeigu mes šiandien turėtume jokių savo reporterių, mes į tuos mums svarbius klausimus taip ir nesulauktume turbūt esminių atsakymų arba jų sulauktume labai retai. Kitas dalykas yra akivaizdus, šiais laikais yra labai aišku ir labai ryšku, kokį esminį vaidmenį mūsų valstybės saugumui vaidina Jungtinės Amerikos valstijos. Ir jeigu mes norime, kad tas aljansas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir jos vaidmuo Europoje tęstųsi dešimtmečius į priekį ir būtų tvarus, mes tą Ameriką turime puikiai suprasti ir turime suprasti, kaip mąsto tos Amerikos rinkėjai, kurie ir išrenka tą valdžią, su kuria mes turime dirbti. Kaip ir jums, taip ir man teko daugybę kartų bendrauti su tautiečiais ar kitais europiečiais, kurie nesupranta Donaldo Trumpo fenomeno ir klausia, ar amerikiečiai išprotėjo, kaip jie gali būti įsimylėję šitaip į šį asmenį, beveik pusę Amerikos elektorato. Tai, man atrodo, svarbu, rengiant reportažus, parodyti tas nuotaikas ir paaiškinti tas tendencijas ir aš bandau tai pasiekti, pavyzdžiui, keliaujant per tokias valstijas, važiuojant per tokias valstijas kaip Pensilvanija ar Ohajas, tas vidurio vakarų valstijas, kurios ir nulėmė 2016 metų rinkimus, 2020 rinkimus ir ko gero 2024 rinkimus, darant reportažus ten, darosi akivaizdu, kad ir man tai buvo labai didžiulis asmeninis šokas, kad ten tu toli gražu nesijauti kaip turtingiausioje pasaulio valstybėje ir kai pamatai, kaip ten žmonės gyvena. Mūsų Lietuvos mažiau turtingose regionuose kartais vaizdas yra daug geresnis negu dalyje tos Pensilvanijos ir dalyje to Ohajo. Ten tu matai didžiulį nusivylimą, skurdą, griūvančią infrastruktūrą, duobėtas gatves ir ten tu matai didžiulį pasipiktinimą politiką. Jie kaltina politikus abi partijas dėl iš tų valstijų išsikrausčiusios pramonės į mažesnių kaštų valstybės, į Kiniją, į Meksiką. Ir akivaizdu, kad, pamačius tai ir pamėginus suprasti šias tendencijas Amerikoje, galima lengviau suprasti, kodėl toks populiarus yra Donaldo Trumpo argumentas, kad štai pasižiūrėkite, mes prarandame darbo vietas ir mes patys gyvename skurdžiai, tačiau, kaip sako Donaldas Trumpas, kodėl mes turėtume mokėti už europiečių saugumą. Nesunku suprasti tada, kodėl toks argumentas tarp Donaldo Trumpo rinkėjų yra populiarus ir jeigu mes suprasime, kodėl toks Donaldo Trumpo argumentas tarp rinkėjų yra populiarus, mes galėsime geriau suprasti, kaip turėtų veikti ateityje tas aljansas su Amerika ir mes galėsime patys matyti daugiau argumentų, kodėl mes tiek Lietuva, tiek apskritai Europa turi investuoti į savo saugumą ir rodyti Amerikai, kad mes patys daug darome dėl savo saugumo, nes jeigu mes sukursime įspūdį, kad mes gyvename Amerikos sąskaita, teisingas tas įspūdis ar ne, jeigu amerikiečiai turės tokį įspūdį, tai Donaldas Trumpas yra laikinas, arba po kelių mėnesių, arba po kelių metų jo politinė karjera baigsis, tačiau tendencijos, kurias Donaldas Trumpas nesukūrė, o tik užčiuopė ir puikiai išnaudoja, jos gali tik stiprėti. Tai jeigu mes norime ilgalaikio tokio tvaraus aljanso ir ilgalaikio Amerikos vaidmens mūsų saugume, mes turime suprasti, kaip mąsto tie amerikiečiai ir tada galbūt mes netgi galime per savo politiką kažką kolektyviai kaip Europa padaryti, kad tos izoliacionistinės tendencijos Amerikoje ateityje nebūtų tokios stiprios. Tai, man atrodo, šie keli faktoriai yra akivaizdus, kodėl yra svarbu
dirbti čia Vašingtone ir turėti savų korespondentų, tai yra, kad tu gali visą laiką klausti apie tai, kas tau yra, atrodo svarbu, ir tu gali paaiškinti tas naujas tendencijas ir gali parodyti, kaip Amerika keičiasi, ir mes galime tokią svarbią šalį geriau suprasti. Kalbant apie darbo pačias tendencijas, tai to laiko yra tikrai valandų, yra čia per mažai paroje dirbant, ir vien ši vasara turbūt buvo beprotiškiausia per visą mano netokią ir ilgą žurnalistinio darbo karjerą. Pirmasis etapas, nuo kurio prasidėjo šios vasaros beprotybė, buvo, kaip visi prisimename, debatai Džordžijoje, Atlantoje tarp Donaldo Trumpo ir Joe Bideno. Tuose debatuose dalyvavau. Po tų debatų kilo Joe Bideno prezidentavimo krizė, spaudimas jam trauktis. Tai krizei įsibėgėjus Vašingtone prasidėjo NATO viršūnių susitikimas, kuris, kaip kolegos Vilniuje puikiai žino, kuris vyko pernai Vilniuje. Tai yra labai intensyvus darbas ir mažai miego. Po iškart pasibaigus NATO viršūnių susitikimui, tą patį savaitgalį buvo pasikėsinta į Donaldo Trumpo gyvybę. Po pasikėsinimo į Donaldo Trumpo gyvybę Milvokis, Respublikonų konvencija Milvokyje, savaitę intensyvaus darbo, besibaigiant Respublikonų konvencijai Milvokyje, jau ten Milvokyje pradėjo sklisti gandai tarp žurnalistų, kad šį savaitgalį iš rinkimų pasitrauks Joe Bidenas. Baigėsi Respublikonų konvencija, po 2 dienų iš rinkimų pasitraukė Joe Bidenas, dar viena istorinio masto naujiena, nematyta dešimtmečius. Tada Kamalos Haris išlikimas, po kelių savaičių demokratų nacionalinis suvažiavimas Čikagoje, ir dabar jau pats pasimečiau, ar vakar ar užvakar grįžau iš debatų Filadelfijoje. Ir pasižiūrėjus į kalendorių, dar yra tik tai rugsėjis, o rinkimai bus lapkritį. Taip kad tikrai be galo intensyvus ir įdomus darbas, ir tikrai bus įdomu, kaip viskas klostysis. Man atrodo, aš jau užkalbėjau savo laiką, nežinau, kaip čia toliau atrodo formatas, yra kažkokių klausimų, gal kažkas turi klausimų. Dėkoju už skirtą laiką.